Sveikučiai! Šiandien kepam jauno paršelio kepsnį su kaulais ir oda. Tokia mėsa dažniausiai yra skani savaime, tai prieskonius naudoju paprastus - druska, pipirai, česnakai, čili dribsniai ir laikau per naktį. Paprastai šoninės net nemarinuoju per naktį, bet kadangi čia yra mažai riebalo ir daug mėsos, tai tikrai pasiteisina. Labiau yra šonkauliai kartu dar su papilve. Odelę bandysiu pakepti, kad jinai paskrustų, dėl to sausai nuvalau visus prieskonius ir dar papildomai subadau peiliu, kad odelė lengviau priskrustų. Ką dar būtų gerai padaryti papildomai, tai padžiovinti tą odelę, tai aš laikiau šaldytuve maišelyje, kas nėra turbūt idealu, geriausia tai būtų laikyti atvirai. Kuriam kepsninę ir kepsim 3 etapais. Tai pirmas etapas yra rūkinimas mėsos gana žemoj temperatūrai. Po to mėsą dėsiu į foliją ir galiausiai, kai jinai pasieks apie 90 laipsnių virš temperatūrą, kepsiu ant tiesioginės liepsnos odelę. Rūkinimo fazėj naudoju deflektorių, nulašėjimo indą ir groteles dedu. Ir praktiškai iš karto dedu mėsą, nelaukdamas, kol kepsninė įkais. Rūkinimui reikalinga temperatūra yra ne aukštesnė kaip 150 laipsnių Celsijaus. Jeigu jinai žemesnė, tiesiog viskas šiek tiek ilgiau užtrunka. Matuoju temperatūrą ir kai jinai artėja arba pasiekia 70 laipsnių Celsijaus, tai praktiškai laikas yra įdėti į foliją, nes jeigu toliau kepsiu, tai tiesiog mėsa labiau išdžius. Dūmo užtenka, dabar reikia, kad jinai tiesiog įkaistų iki virš 90 laipsnių Celsijaus temperatūros viduje. Kadangi noriu dar paskrudinti odelę, tai kuo jinai sausesnė, tuo didesnė tikimybė, kad jinai teisingai paskrus. Dėl to dedu ne visą kepsnį į foliją vynioju, o padarau tokį tarsi laivelį, palikdamas odą tiesiog išorėje, kad jinai vėdintųsi ir tuo pačiu dar keptų kažkiek aukštesnėje temperatūroje, o kepsnys apsaugomas nuo didelės kaitros folijos sluoksnių. Toks būdas taip pat labai tinka kepant šonkaulius, verta pabandyti, tačiau galima apsieiti ir be to, žinoma. Antrojo etapo metu gali būti šiek tiek ir aukštesnė temperatūra, bet šiaip palaikau ją maždaug ties 150-160 laipsnių, nedaugiau. Kai temperatūra kepsnio viduje pasiekia 90 laipsnių arba šiek tiek daugiau, jau galima tikrinti, ar jinai lengvai prasiduria. Tai jinai turi būti minkšta ir lengvai prasidurti su termometru arba kažkokiu kitu aštriu daiktu. Iš esmės, tokį kepsnį jau galima valgyti, jeigu jums nereikalinga traškesnė odelė, tai galima ir dabar tą daryti, bet aš norėsiu dar labiau pakepti ir tam išimu viską iš kepsninės, visus deflektorius ir nulašėjimo indą, taip pat pridedu šviežių anglių ir pakepsiu tiesiog labai aukštoj temperatūroje ant tiesioginės kaitros ir tikiuosi, kad bus geras rezultatas. Palaukiu, kol šviežiai įdėtos anglys pilnai įsidegs ir bandysiu apkepti. Kadangi temperatūra yra labai aukšta, tai viskas vyksta pakankamai greitai, todėl reikia nuolat žiūrėti, kad kažkur nepradėtų svilti. Šį kartą gal kažkiek persistengiau su kaitra, matosi, kaip kepa to odelę, bet nespėja visur tolygiai įkaisti. Tai tiesiog galbūt reikėtų, kad ta liepsna būtų mažesnė, tokiu atveju bus šiek tiek mažiau svilėsio. Odelė tikrai labai gerai pokši, tai reiškia, kad jinai atšokinėja nuo pačios mėsos ir bus lengvai kramtoma. Jeigu daryčiau kitą kartą, tai turbūt tų papildomų anglių nedėčiau ir tiesiog užtruktų gal kažkiek ilgiau, bet būtų tolygesnis kepimas. Nežiūrint kelių prisvilusių vietų, tikrai gavosi neblogas rezultatas. Mėsa yra sultinga, o odelė yra jau pakankamai iškepusi. Nors aš ką pastebėjau, kad jauno paršelio, būtent jeigu yra mėsa, tai ta oda jinai daug sunkiau prikepa ir dar yra blogiau, jeigu tai yra papilvės būtent gabalas. Tai jeigu nori traškios odos, tai reikėtų imti tikrai tokią tikrą šoninę, netgi ir be šonkaulių, kadangi tokią mėsą daug lengviau yra iškepti. Šiuo atveju yra toks labai kombinuotas mėsos gabalas, tai kartu ir šonkauliai, ir šoninė, ir papilvė, bet tikrai įdomu kepti ir labai rekomenduoju pabandyti, tikrai skanu.
Ir prieskonių daug įvairių gerai mėsai tiesiog nereikia. Užtenka druskos, pipirų ir truputį česnako. Skanaus ir iki kito karto.